Taip, tai kaip būti sveiku? Tai vakar įrašiau įrašą vieną, kad kai tu sveikas, lygų nebeturi. Žinau, toks pasakymas. Keistas, nelabai girdėtas, daug, bet taip yra, kai tu esi sveikas. Gerai, paaiškinsiu, žiūrėk. Kai tu esi sveikas, lygų nebėra. Žiūrėk, paaiškinsiu. Kai tu esi sveikas, tu suvoki, kas yra lyga ir kas yra sveikata, žinai. Niekas nebeskauda, pilvukas nebeskauda, galvytė nebeskauda, nugara nebeskauda, pirštai nebeskauda, kojas nebeskauda, rankos nebeskauda. Niekas nebeskauda, žinai, kai tu esi sveikas. Ir kai tu jau buvai tenai, kad kažkas tai skauda, kažkas tai negerai, tai jau tu suvoki abi dvi dalis, ne? Tai va. Ir kai tu suvoki tą dalį, kai tau viskas skauda, kai reikia gerti vaistus, kai reikia pas daktarų vaikščioti, žinai, tu jau suvoki tą dalį ir tu jau nebenori tos. Tu pasirenki būti sveiku, supranti, ką aš noriu pasakyti. Kai tu abi dvi pusės jau žinai, patirti, kai turėjai, tu jau sąmoningai pasirenki tą dalį, kurią tu nori, žinai. Tu taip pat gali pasirinkti tą dalį, kur sergi, žinai. Arba šiaip, arba taip, žinai, arba slogą, arba vėžį, nesvarbu ką, iš tikrųjų. Aš dabar tą suvokiu, žinai, ir dėl to aš taip, žinai, pavadinu tos filmukus, žinai, tos įrašus, taip, žinai, taip tokiais žodžiais, žinai. Kai tu sveikas, tu nebeturi lygų, žinai. Tai va, iš tikrųjų, čia yra pasirinkimas, žinai. Aš čia gal truputį filosofiškai kalbu, bet man tai patinka. Pastebėjau, kad man tai pradėjo patikti, bet iš tikrųjų aš kalbu iš tos pusės, iš sveikatos ir iš lygų pusės, bet taip pat aš pakalbėsiu apie truputį iš ezoterikos pusės ir iš filosofijos pusės. Tai va, pasidarykit arbatos, pakalbėsim. Tai va, čia yra lygų ar neligų yra pasirinkimas, žinok. Pasirinkimas. Taip pat ir viso kito, žinai, ta meilės, turtų ir laimės, tai yra irgi pasirinkimas. Nu, bet čia į kitą įrašą, žinai, įdėsim. Tai va, jeigu tu nori būti sveikas, tu turi pasirinkti. Sakyti, viskas, stop. Aš esu sveikas, aš esu stiprus, galingas, nemirtingas, ar kaip tu nori, žinai, pasakyti. Arba aš esu sveika, skraidanti ir stipri. Tas pats vyrui ir moteriai nesvarbu, žinai, vaikui ar suaugusiam nesvarbu. Pasirinkimas. Tu pasirenki, žinai. Aš jau to įsitikinau ir tai veikia ir tik tai reikia suvokimų, žinai. Suvokimų, kad tai yra. Suvokti reikia. Žinoti yra vienas, o suvokti yra kitas. Tai va, ir ką dar norėjau pasakyti, dar kažką norėjau pasakyti. Jo, čia iš tikrųjų nesenai kalbėjau su tokia viena moteriškė, reikalų turėjom, žinai,
susirgau, žinai, ten jinai pradėjo sloguoti, žinai, skrepliuotis, tai tas, temperatūra, va, žinai, ėjo į ligonę pas daktarų, aišku, išrašė vaistų, žinai, sako, kraują reikia valyti, kraują reikia valyti, reikia galvą mums išvalyti, žinai, o ne kraują. Aš neturiu nieko prieš daktarus, aš padariau vieną YouTube, pažiūrėk, aš vieną padariau įrašą, kaip mane gydė, kaip manyje ieškojo problemų, kodėl aš turiu kraujyje šlapime, žinai. Padariau tokį vieną įrašą, jeigu įdomu, pasiklausyk, žinai. Yra nuostabus daktarai buvo, čia jau senokai, žinai, čia man nuo mažų dienų, žinai, buvo jau čia senokai. Daktarai tuo metu buvo puikus, nuostabus, gražus, puikus, bet jie tik tais nežino, žinai, jie tik tais, kodėl taip yra, žinai. Tai va, ir jo, kalbėjau su ta moteriškė, sako, žinai, kraują reikia valyti, daktarai taip sako, jie, žinai, tas ir tas, žinai, ir taip kaip yra. Tai va, neturiu nieko prieš daktarus, viskas okei, į nuostabų žmonės, viskas gerai, chirurgai, žinai, viską daug dalykų gerų padaro, bet iš esmės esminės problemos jie nežino. Jie paprasčiausiai nežino, jie netaip išmokinti, žinai, yra. Jie išmokinti yra kitus dalykus daryti, žinai, bet viskas okei. Aš nieko neturiu prieš juos, tai va. Mes pasirenkam, iš tikrųjų mes pasirenkam, žinai. Bet čia toksai yra dar keli niuansai, žinai, kai kurie iš jūsų gal atėjo iš tikrųjų patirti tų ligų, žinai. Sunkių ligų, ypač, žinai, patyrimo to atėjo, žinai, į šitą visą bardaką ateiti ir pajusti visą tai. Bet čia jau kita kalba. Tai, bet pagrindas yra pasirinkimas. Pasirinki, sergi, pasirinki, nesergi. Žinok, viskas paprasta. Tai va. Iki tada pasimatysim greit. Čiau.